Gaminsim paprasčiausias jūros gėrybių salotas, kurias tik įmanoma įsivaizduoti. Mums reikės šaldytų kinietiškų daržovių ir šaldytų jūros gėrybių miksų. Viską kartu pilame į dubenį ir užpilame verdančiu vandeniu. Palaukime apie 3 minutės ir nukošime. Marinatui naudojame soją, čili padažą, sezamo aliejų, ryžių actą, laimo sultis, imbierą ir česnaką. Viską išmaišome ir užpilame ant mūsų salotų. Papildomai dedame juodųjų pipirų ir jūros dumblių. Viską maišome ir ragaujame. Jeigu ko nors trūksta, būtinai papildome. Serviruojant, papuošime jūros dumbliais ir pabarstome sezamo sėklą. Pačios paprasčiausios ir pačios greičiausios salotas, kurias esu gaminęs gyvenime. Bet tuo pačiu labai skanios. Labai. Negaliu sustoti valgyti, tikrai labai skaniai.